Sveiki, mėly žiūrovai. Greitėjant gyvenimo tempams, greičiausiai greitėja ir jūsų mityba, tad dažniausiai renkatės greitąjį maistą. Populiariausias Lietuvoje – kebabai. Būtent kebabai ir yra šios mūsų laidos tema. Su draugais aiškinamės, ar jie sveika ir ar jie skanu. Tad eikime ir sužinokime, kur vilniečiai dažniausiai valgo kebabus. Tomai! Ar dažnai valgot kebabus greito maisto užkandinėse? Gan retai. Kartą per savaitę. Valgau, bet labai retai. O jūs? Ne, nesu bandžius nei kartą. Pakankamai dažnai. Nebent kai po gero tūso išgeri daug alaus ir naktį kokią 5 ryto užsimanai ką nors užkasti ir belieka tik tai dėja kebabai. Nieko daugiau pas mus nėra. Ar dažnai valgai kebabus greito maisto užkandinėse? Vieną kartą į 2 savaitės gal? Beveik niekada. Na, tada, kai nelieka laiko pasigaminti namuose maisto pačiai. Ne. Ne. Kartais tenka. Kalėdų seneliui taip kebabai patinka, bet su vištiena. Kartais. Jūs? Jau ir labai retai. Mano gyvenime turi praeitas etapas. Paskutinį kartą gal prieš metus valgiau. O kai prieš metus valgai, tai iš kur pirkai gal atsimeni? Kažkur ne Lietuvoje buvo, bet... Ar dažnai valgot kebabus greito maisto užkandinėse? Nedažnai, bet valgom. Valgom. Nu taip, nelabai dažnai, bet taip. Retai. O kur dažniausiai? Kaune, Todžiai. Jo. Todžiai. Skanu ten? Labai. Kur dažniausiai valgot, kai tenka? Žemės, KFC. Žemė, KFC. Aš valgau netoli centro poliklinikos, yra labai skani kebabinė, kurios dėja pavadinimo nežinau, bet visi šiaip, kiek girdėjau, valgo jami. Dažniausiai renkamės jami kebabus, todėl kad šiaip iš visų kebabinių tai ten skaniausi kebabai. Hesburgeris, McDonald's, jeigu kebabai, tai yra tas jami, jo. Gal jami. Va čia, tarkim, eini vas kebabas, nusipirki, suvalgai. Jami? Kodėl? Skaniausia. Tai būtų Ukmergės plentų yra viena kebabinė, paskui Fabuose ir Pašilaičiuose. Jami dar tokia yra beros kebabinė. Pakalbinę Vilniečius išsiaiškinome, kad populiariausia šiame mieste kebabinė – jami. Tad dabar nuvažiuosime ir išsiaiškinsime, ar ten iš tikrųjų skanu. Tai mes dabar važiuojam pasikalbėti su ponu Gerardu Butvilu į jami kebabinę ir sužinosim, ar iš tikrųjų skanus kebabai jo. Jo, kebabai. Manau, kad iš tikrųjų skanu. Nu, man tai dažnai ten tenka pavalgyti, tai aš nesiskundžiu. Aišku, labai daug kalbų, kad priklauso nuo tų kepėjų, darytųjų kebabų, bet nežinau, man pasisako visą laiką geri. Kaip tau, Tomai, skanu tau? Jami. Šiandien bus pirmas kartas, tai labai gera proga paragauti. Mes važiuojam. O kur Čia tu? įrodymas, kad iš tikrųjų važiuojam. O tai Tomai, kur tu valgai kebabus, kad pirmas kartas čia bus? Aš valgau, taip aš šiaip labai retai valgau ir dabar atsirado proga, kodėlgi ne. Visi sako žmonės, kad skanu ir skaniausia. Kiek girdėjom, sako, kad skaniausia, kur mes dabar važiuojam. Kur mes važiuojam? Jami. Jami, tai... O, Eimantas eina. Tai va, paragausim. Tikiuosi, kad bus skanu. O tai turim taip, Panevėžy niekur nevalgai kebabų? Panevėžy kebabai yra Stumbrė, gan neblogi. Ten patys pirmieji normaliausi, nes šiaip daugiau yra viskiuose keliuose, bet aš ten bijau valgyti. Jo, bet tos kelios tokios atrodo antisanitarinės sąlygos visur. Jo, ir ten tos bobos prakaituotos dirba, prakaitas bėga. Tai va. Ir pirštinių nenaudoja, Pirštinių ten velnias žino, ką pasikaso, po to daro su tom rankom tavo maistą. Tinklelių irgi Jo. nėra. Kažkada buvo draugas nusipirkęs iš tokios Tinklelį. iš tokios kebabinės ir tarp kebabo plaukų rado. Nu, Čia tai- rimtas bairis, ta prasme, ilgas žyla plaukas senos bobos. Ne. Gerai. Skanaus. Tai va, tai labai tikiuosi, kad jami bus normaliai. Na ką, atvažiavome į jami kebabinę, kur ne tik paragausime vienų skaniausių kebabų Vilniuje, kaip daugelis vilniečių teigia, bet ir pasikalbėsime su jami direktoriumi Gerardu Butvilu. Einam.
Daugelis žiūrovų nežino, kaip reikėtų tarti jūsų kebabinių pavadinimą. Ar džemi, ar jami? Nu, šiaip mes lietuviškas buvo žodis pradėtas nuo jamam. Pirmi kebabai iš tikrųjų atsirado tai Kaune. Visoje Lietuvoje dar nebuvo, iš Vokietijos buvo atvežti, tai buvo Kauno turguje automobilių. Patys pirmi. Tai ten draugai turėjo kebabinę ir kažkaip tai mes buvom išvykę į Ameriką, paskui grįžom ir galvojom, ko čia užsiimti. Sako, tai varykit į Vilnių, sako, ir darykit tą biznį. Lietuvoje gyvas toksai mitas, kad jeigu jau atsidaro rajone kokia kebabinė didesnė, tai jau tam rajone kačių mažiau. Gal žinot, kodėl toksai mitas vaikšto ir kodėl žmonės taip sieja kebabą su kačių mėsa? Nežinau, kodėl sieja. Čia jaunimo turbūt tokie bajeriukai. Bet tai mes imam iš didelio tiekėjo, kuris tonom veža. Čia katės baigtųsi visai praktiškai per savaitę laiko. Nes, vien tik mes naudojam apie 10 tonų į mėnesį. Tai patys suprantat, kad tiek katinų priauginti neįmanoma. Sveiki, tai klausau, kokiu kebabu norėsite? Didelio mikso su vištiena. O aš norėčiau su vištiena pikantiško didelio ir... Didelį kiaulieną su čipotle. Nes pats tu kiaulė. Taip. Supratau, viskas būtų? Taip, viskas, ačiū labai. Jau įsigijome skaniųjų jami kebabų ir įsitikinsime, ar iš tikrųjų šiuo metu Vilniuje jami yra skaniausi kebabai. Skanaus Tomai, skanaus Augustai, skanaus ir jums. Susidaužkim. Na ką, mes jau pavalgėm, bet dar nesijaučiam sotus, ar ne, Augustai? Ne, visiškai ne. Bang. Ką tu manai, Tomai? Bang. Manau, reikia pakartoti, reikia valgyti kažkur kitur. Paragavome vienus populiariausių kebabų Vilniuje. Kad tik paaiškink žmonėm, ką reiškia bang mūsų terminologijoje. Bang, čia mano vienas mėgstamiausių terminų. Bang, du šūviai. Kai tu pavalgai vienoje vietoje pilną patiekalą, bet išsirenki kitą vietą, kur suvalgai dar kitą. Du šūviai. Bang. Tai aš važiuojam Bangint važiuosime pas Jokūbą, mūsų gerą draugą, kuris rekomendavo kebabus, kuriuos jis apibūdina kaip pas turką. Nors mes nežinom. Jokūbas. Važiuojam pas Jokūbą. Tomai. Ką? Pas Jokūbą važiuojam. Kur? Pas Jokūbą važiuojam, Tomai. Gerai. Žinot kur? Žinau kur. Žinau. Gerai, tai važiuojam. Bet jisai miegos. Nemiegos. Sportam kartai, sportam, kad... Aš spornu, kad nemiegos. Iš dvaco, davai iš dvaco. Tomai, perkės. Už du kebabus. Gerai. Už du kebabus. Tomai, perkės. Vairuok. Tomai. Tai ką jūs man sakot, 2 darbus vienu metu daryti? Aš nemoku multitasking. Aš noriu valgyti. Aš irgi noriu valgyti, dėl to greičiau važiuojam pas Jokūbą. Galų gale atvykom pas Jokūbą, einam pačekint, ką jis veikia. Tom! Nu tai ką, Augustai? Smūsežiai. Ateina. Tai renkis, žinai. Sirenki gulų. Tomai. Draugelė išvertė iš lovos, tai bent jau skanių kebabų Pilaitėj nuvesiu, parodysiu. Čia toks gerulis yra variantas.
Tomai, greičiau. Juda. Gerai. Dabar. Na kągi, einam pas vieną geriausių Vilniuje kebabų meistrų Achmedą, kurį mums rekomendavo Jokūbas, ir bandysime įsitikinti, kodėl Jokūbui šie kebabai vieni geriausių Vilniuje. Labą dieną, Achmedai. Dabar. Na, tai kada sugalvojai įkurti čia kebabinę? Mes čia nuo 2006 metus dirbam. Ir kaip, ar gerėja tas verslas, ar atsiranda daugiau klientų, ar keičiasi kažkokios tendencijos? Anksčiau mažai buvo, bet dabar, kadangi žmonės jau apie kebabą daugiau žino, tai aišku, truputį gerėjau. O gal galėtumėt pasakyti, koks populiariausias kebabas ir kokį kebabą labiausiai Jokūbas mėgsta? Jokūbas, manau, gerai mėgsta jautieną. Tai su lavašas. Taip. O galbūt jūs planuojatės plėstis, atidaryti daugiau kebabinių, ar ne? Kol kas ne. Tada, kad reikia sugebėti vieną darbas gerai atsakinga būti, tada kitaip nemanau. Nu, dabar paskanaukime skaniausių kebabų Vilniuje. Tai aš norėčiau pikantiško su jautiena. O tu, Karoli? Aš norėčiau aštraus su jautiena. O tu, Jokūbai? Kaip ir sakė kebabų meistras, norėčiau didelio jautienos mikso. Dabar Tomai. Aš mikso su jautien. Ko? Mikso su jautien. Gerai. Gerai. Aš tam paimsiu. Čia tau, Tomai. Gerai, kad. Mūsų atmežim. Pasirodo, šitie kebabai iš tikrųjų buvo vieni skaniausių Vilniuje. Ačiū Jokūbai. Klasiški kebabai, apsilankykit visi Pilaitėj. Jūs ką manot apie kebabą šitą? Aš manau, kad kaip pat žmogus daro kebabą, tai jis yra išties daug skanesnis negu konvejerinis maistas, ne? Ką tu manai, Tom? Labai skanus, bet pradėjau žaksėti, ačiū. Tai va. Ar viskas gerai, Tomai? Ar... Gerai. O šitai iš tikrųjų priverčia susimastyti, ar kebabai yra sveika. Tai dabar mes visi drauge su mirštančiu Tomu pasistengsime nuvažiuoti pas dietologę. Tai ką, važiuojame į Santariškes pas dietologę, išsiaiškinsime, ar kebabai sveika ar ne. Ką jūs manot, ar sveika ar ne? Tai koks skirtumas, svarbu skanu? Sveikas sieloje, kūnas laikinas, siela amžina. Kas dabar šiais laikais iš viso yra sveika? Seksas. Ir miestas. Nu, miestas tik gal šį antradienį per TV3. Naujas! Ne, Tomai, ne. Žinai, kaip vadinasi nutrenktas pėstysis? Nupestasis. Koks medinis. Galėtų čia būti. Eimantai, girdi, mokykis. Jo, Eimantai čia tau. Pėstieji ir nupėstieji. Tomai, neprivažiuok tai per tos mašinos, taigi šviesa raudona ant veidų krenta. Tau netinka raudonant, kažką prieš raudonveidžius turi blogą raudonodžius. Ar žinote, Nežinau. kur skrenda gandras, kai padeda vaiką? Kur? Vas. Atgal į kelnius. Viena iš blogybių greito maisto yra ta, jog jisai yra ruošiamas ir gaminamas jau iš paruoštų maisto produktų, iš pusfabrikačių, kurie yra jau ne pirmą kartą termiškai apdorojami. Ir to pasekoje tas maistas stokoja vitaminų. Mūsų apskritai Lietuvoje tų kebabų paruošimo būdų yra labai įvairių. Ir ingredientai pakankamai skiriasi skirtingose vietose. Todėl vienareikšmiškai teigti, kas yra blogai, kas yra gerai, kai jų yra tokia didelė įvairovė, yra pakankamai
sudėtinga. Na ką, išsiaiškinome beveik viską apie kebabus ir nors dietologė sakė, kad tai nėra sveika, mums buvo skanu. Apsilankėme ir tinkle, Jami kebabinėje, bei vieno žmogaus, vieno įkūrėjo kebabinėje, tai pas Achmedą Pilaitėje. Ir nors tai nėra sveikas maistas, vis dėlto kartais jį suvalgyti galima. O kur skaniausia, spręsti tik jums, mili žiūrovai. Man skaniausia buvo ten, kur gamina pats kebabinės įkūrėjas. Ir verslo modelis visai kitoks nei konvejerinėje kebabinėje Jami. Ką tu galvoji, Augustai? Aš tai linkčiau tau pritarti ir aš manau, kad viskas priklauso nuo jūsų pačių. Kur jūs norit valgyti, ten ir valgote. Jokūbai? Kaip žmogus iš rajono, iš Pilaitės gali ką nors kitą sakyti? Pilaitė geriausi kebabai, ne tik Vilniuje, visoje Lietuvoje, pas Achmedą. O kaip? O Tomai, ką tu mastai? Man tai nepatiko visai. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero vakaro, geros dienos, saldžių sapnų. Ir iki kitų susitikimų. Ir iki kitų susitikimų, tikėkimės. Viso gero.